Taigi sveiki, grįžtu į Minecraft išlikimą. Taigi, kaip pastebėjote, vienas pats be Mindaugo. Jo, Mindaugas iš niekur neišlys, čia iš kokios duobės ar dar iš kažkur neišlys, nes tikrai vienas pats besu. Ir kaip matote, naujas serveris, viskas nauja jūsų akimis ir visa kita. Taigi, kas, kodėl ir kaip papasakosiu truputį vėliau. Oi, pamiršau nusigriauti šituos, palaukite. Nes čia buvo man prankas padarytas. Ir jo, vėliau apie pranką papasakosiu ir gaila screenshotą nespėjau pasidaryti. Taigi, vat, kas, kodėl ir kaip, sakiau, vat, išgirsite vėliau. Jo, čia mano ironas kepa. Čia, man atrodo, bus jau visas jo, čia jau susikrovęs visas. Gerai. Nu ir dėl ko vienas. Taigi, vat, vienas vien dėl to, kad kai pradėjom naują mapą, kaip girdėjote pas Mindaugo kanale, taigi, vat, vien dėl to jis išėjo vieną chatą gyventi, aš į kitą chatą, aš pradėjau su Šokliu gyventi, jis su Bene. Taigi, va, taip ir gavosi, kad, nu, va, taip ir įsiskaidė mūsų keliai, va, nu, ir viskas taip gavosi, jo. Ir kas čia jau yra padaryta, pavyzdžiui, šitam mūsų mepe, tai yra labai daug ko padaryta ir labai daug visko esam pasidarę iš tikrųjų. Gaila, kad nefilmavau tuo tarpu, jo. Man reikėjo nurinkti, vėliau aš atsisodinsiu dabar. Nėra laiko ant kadro sudinėti, nes ilgai užtrukti iš tikrųjų. Nu, nebent ant galo žiūrėsiu, jeigu bus laiko. Taigi, vat, ir ką šiandien darysime, tai šiandien galvoju keliauti mainus. Ir kodėl aš anksčiau nekėliau video, buvau aš nufilmavęs viską ir vakar kėliau, bet kadangi labai per daug ilgą buvau nufilmavęs ir taip gavosi, kad nespėjau, kaip, neįtilpo, karoči, visas tas kadras, visi tie, tas mano visas neįtilpo. Ir taip gavosi, kad tenka man iš naujo perfilmuoti ir ką aš galiu apibūdinti, nu, aš bandysiu iš ten iškirpti keletą kadrų, nes aš turiu dar tą klipą, aš iškirpsiu keletą kadrų, ką aš ten dariau ir ką, yra dar vienas klipas, bet vėl per ilgas ir vėl aš jį iškirpsiu, nu, ten irgi iškirpinėsiu parodyti. Taigi, vat, aš dabar ką galima keliauti, kur galim keliauti. Čia yra mūsų skeletonų ferma ir man atrodo, ant kadro šiandien nedarysiu nieko čia prie jos. Aš galvojau šiandien prie jos eiti čia va, dekoraciją daryti, bet aš greičiausiai už kadro padarysiu ir taip jaučiu, aš nežinau, aš šiandien neįsivaizduoju, ką jums šiandien parodyti. Taigi, arba truputį dabar pakalbėsiu, pasirinksiu daiktus, su kuriais ten darysiu ir padaręs, tada vėl grįšiu, oi, sorry, už papildomus garsus, ir grįžęs vėl tada aš jums parodysiu, kaip ką padariau. Ir jo, toliau bus viskas čia gražinama lauke iš tikrųjų, bet dabar, kadangi vienas žmogus neprisijungia, aš neatskleisiu šito žmogaus. Pamatysite čiųjų kitam kadre. Jo, matote, čia yra viskas pradėta, viskas kasinėjama ir viskas yra pradėta. Ir aš neatskleisiu, aš jaučiu greičiausiai, kai mes darysime, aš filmuosiu, bet aš praspydinsiu. Ir ant galo ten jau gal pašnekėsim ir pamatysite, kas tas žmogus, nes jūs puikiausiai jį pažįstate. Ir jums papasakysime, čiūjų, iš kur mes esame iš tikrųjų pažįstami. Taigi ir va, dabar ką imsime, ką naudosime šiandien mūsų dekoracijom. Tai greičiausiai naudosime granito, naudosim diauritą. Po to, ką mes dar galime ir ką mes dar turime, daugiau nieko neturime, taigi dar reikia nusileisti rūsį į vieną vietą, ten aš vėl česte turiu, man atrodo, irgi visokio turiu, taigi nusileisime greitai ir pažiūrėsime. Taigi, va, dar kol leidžiuosi žemyn, ką aš galiu papasakoti.
taigi vat, ką mes esame pasidarę šitam serveryje. Lošėme gan normaliai žmonių. Galite neprašyti į serverį, nes dabar iš tikrųjų nebus priemami žmonės po kol kas. Bus atrankos, greičiausiai darysime ir tada žiūrėsiu. O, mane muša ir opcija. Nu ir greičiausiai tada, kai bus atrankos ir tada žiūrėsime, kad žmonių priimt. Bet dabar iš tikrųjų nieko neimsime. Ai, dar čia yra. Nu, reikia žiūrėti pranešti. Ir tada, bet dabar aš žiūriu, kad aš visko per mažai turiu, man granitų iš tikrųjų gali trūkti, bet iš tikrųjų ten, kai viskas nusimušinė, tai man reikia dar pasimti cobblestone, ten, pavyzdžiui, skylėm užsitaisinėt ir pasimsime, vat, tuos 3 stekus, ai, ne, čia 4, nu, užteks man. Nu ir gerai, dabar keliaujame atgal, taigi, vat, jo, čia yra tunelys, labai ilgas, per daug netgi ilgas, net man ten čenkai. Neužlaudino, ar kas ten, nežinau. Ir jo, ir tai vat, ką dar aš galiu jums papasakoti, daugiau aš nežinau, neįsivaizduoju, ką jums čia papasakoti, bet dabar aš ten nukeliausiu. Ir šiaip yra mintis tokia, kad, vat, kad nebūtų lauke jokių dubių, vat, nu, pavyzdžiui, nu, čia reikia tas čestą išimti lauk ir žiūrėt, ten sutvarkyti irgi, bet ką aš noriu pasakyti, mes kiek hebros ten. Eik tu na. O dieve. Ja, nu jis mirs ir taip. Ir blembu, kas čia tos hebros tiek darosi. Dar gyvas? Ten vienas vaikščiojo ir pukšt į vandenį. Jo, turiu gan gerą lanką iš tikro, galiu tiek pasakyti, kad gan neblogas lankas. Ir kas yra mąstoma iš tikrųjų, kad reikia iš tikrųjų čia, matote, yra mano arkliai 2 padėti. Reikia arklėdę statyti. Nu, bet čia aš tuos arklius dabar laikinai ir taip ir paliksiu. Bet ką aš noriu padaryti iš tikrųjų? Aš noriu, kad nebebūtų va ten tos duobės. Šitos. Kas čia sutiko? Sorry. Va šitos duobės ten nebebūtų, o būtų keliukas, va. Ar per ten, arba per va čia, karoči, keliaut namo. Bet dabar man reikia pasižiūrėti, pareit namo, pasižiūrėti koordinatės ir tada, ir opcija, creeperis. Jo, miega viskas, labana, saldžių sapnų jam. Ir gerai, tada aš stabdau ir kaip viskas susižiūrėsiu. Taigi, vat, grįžtame atgal ir jo, koordinatės vat pasižiūrėjau. X 27. O Z48 ir, nu, ten aišku, dar šiek tiek reiks pakelti viršų, nes čia žemesnis lygis. Taigi, vat, ir aš kiek žiūrisiu, man čia gautųsi visai kažkas šitoj vietoj neblogai. Arba, vat, šitoj vietoj, nu, kažkas taip. Ir dabar, jo, mes ką galime pasimti ranką, tai pasimsime cobblestone'ą. Ir jo, čia asmeniškai aš galvoju, vat, cobblestone sudėsiu grindis galvoju, nes iš tikrųjų visgi spawnas ir, ir viskas kitas bus, nu, gražiau atrodys tiesiog. Ir dabar taip, dabar mums reikia keliauti čia, kaip sakant, per 2 blokus, kol bus X 27. O Z bus 486. Taigi, vat, kol aš nukeliausiu, aš jaučiu filmuoju, bet aš ir praspydinsiu. Nes žinau, kaip būna, daugelis žmonių sako, kad tipo, oi, jūs čia čytinat, jūs įsijungiat game modą tada ir jūs labai greit nukeliaujat. Taigi ne, dabar aš specialiai paliksiu ir praspydinsiu šitą dalį ir susitiksime tada ir iki pasimatymo.
Taigi, vat, kaip matėte, vat, prasikasime mūsų tuneliuką. Buvo visokių variantų mums atsitikimų čia. Tai dabar galime truputį susirinkti mums, katrų daiktų reikės. Ir aš kiek žiūriu, iš tikrųjų, kad man gal per šį epizodą ir neišeis padaryti šį apdailos. Iš tikrųjų, nors ir praspėdinčiau, nes irgi per daug ilgas gausis. Nu, žiūrėsiu tuoj. Tuoj, palaukit sekundėlę. Ir jo, jaučiu, kad neišeis, nes jau blemba taip apie 23 kažkas minutės filmuoju. Nes nenoriu vėl, kad būtų per daug ilgas. Taigi, vat, ir matote, toks tuneliukas neblogas gavosi. Aš greičiausiai bandysiu už kadro padaryti. Gal ten kokį speedą ir mesiu, žinai, nu, plius minus parodysiu, kaip kas darėsi, kaip kas. Nes aš matau, kad man reiks kastovo. Reiks eiti kastovo užsianchantinti. Eisiu jaučiu, vat, level pasikelsiu. Kastovo. Nu ir ką galiu parodyti, ką mes esam jau prisirinkę. Vat, turim lankų pilną. Turime, kaip radome, vat matot, radome tokių ir buvome radę zombių spawnerį, nueisiu, parodysiu, greit nubėgsiu, parodysiu dar. Vat, turime visko, jau prisikrovę, pilnus čestus, nu čia taip, random, kad būni čia kartais, vat, enchantintų lankų kiek išmetė jau, vat, šarvų enchantintų, paprasti šarvai, strėlės, vėl random, visokie. Vėl strėlės, vėl lankai, reilsai nežinau dėl ko čia. Ir va, vėl dar enchantintų. Tai, va, sakau, čia yra, žinokit, žmonės, va, mums čia būnant, aš pabūnu, va, nu, dėkim kokias 10 minučių AFK, ne, ten kol neini kokios kavos atsigeri, ten dar ką nors kol padirbi, ten dar, va, kažką ir prisirenki. Pilna XP, greitai labai čia vyksta viskas ir aš nežinau, aš dabar galvoju iš tikrųjų, kuris čia man čestas būtų tuštesnis toks, kurį aš galėčiau panaudoti, man truputį, čia visur, karot, aš nesupratau, nu jo, tuoj, čia štai kažkatra, žinau, iš čestų yra toks tuštesnis. Nu, arba aš pats pasidarysiu. Nu, dėkim šitas man, kurių reiks resursų čia statant ir aš susidėsiu. Nu, ir cobblestone'ą galim susidėti, nes cobblestone'ą irgi naudosiu. Va, dar cobblestone'ą. Nu, ir aš dar bėgdamas ten, aišku, vat, pasirinksiu. Dabar bėgsiu iki namų. Pasidarysiu kastuvą. Oi, įprotės dabar, va. Bet dabar iš tikrųjų bus geriau. Ir dabar bėgsime iki namų ir greit parodysiu. Tai aš greičiausiai sustabdau, nubėgu iki zombių spawnerio ir tada grįšime. Taigi, va, grįžtame mūsų zombių spawnerio, va, keliukas. Taigi, va, nuo keliuko galvoju pradėsiu filmuoti ir parodysiu jums. Taigi, va, koks tas mūsų keliukas, ten labai toks paprastas, ten, va, keivai yra dar kažkas. Ir, va, mūsų zombių spawneris, va, ir dabar man atrodo šit. Čia reikia jo. Ir nesupratau. Arba aš. Ai, va. Ir jo, vat matote, vat ant tai zombių spawneris, vat ir zombiai pilnai viskas vyksta ten. Jie makaluojas ir visa kita, vat. Matote. Viskas pas mus jau yra puiku. Turime visko pasidarę, kaip priklausant. Nu, uždėsiu dabar čia random blokas iš tikrųjų. Koks skirtumas? Ai, grevelis. Nu, koks skirtumas. Taigi, vat, irgi čia pastovėjau keletą minučių. AFK ir... Oi, irgi čia galiu prisirinkti XP, tai tokiu greičiu, kad tai ką, žinau, vat, mes dažniausiai taip darome, vat, pavyzdžiui, vienas turi nueiti nuo kompo, ne? Ten dėkim keletą minučių turi nueiti nuo kompo ir davai tu pabūk toj firmui, karoč, AFK. Nu, okei, ir vat jis būna. Ir ten tu ateini, vat pasikeli levo, jeigu jam reikia, tu ateini, pabūni AFK jam, nu, vat ir taip viskas vyksta. Ir turime čia dar 2 villagerius, vat, už Rotten Flash'ą perka, vat ir Coal'ą, bet greičiausiai šitą gabensiu ten prie villagerių, o šitą pasiliksiu, nes iš tikrųjų mums už Rotten Flash'ą, pavyzdžiui, reikia čia šitai, nes
Vis tiek zombie spawneris, jis rotten flashą mėtų ir visa kita, o rotten flashas, kaip žinote patys, jis nėra naudingas, tai mes galime panaudoti nors, vat, kaip sakant, vat, šitiems variantams, vat, kažką rotten flashą iškeičiame į šitą, vat, ir, vat, pastovės kau keletą minučių ir turi pilną XP. Taigi, vat, ir mes turime XP, 2 fermas. Vat, ir ką, nežinau, šiandien tiek. Ką, kokie žodžiai visada, like, subscribe ir laukite kito video, nes nežinau iš tikrųjų kada bus ir greičiausiai kitam video stengsiuos jau būti ne vienas. Taigi, iki pasimatymo.